Nežinau, ant kameros ar matosi, bet va jau ir ledukas. Sveiki, mėly draugai. Ką? Rodos paskutinė žvejyba šiais metais ir apskritai šio sezono, kaip sakant. Atlėkiau jau šiandien anksti ryte, taip po 9 prašvitus, žiūrau, ledukas vietam ant ežerėlio. Čia tas ežerėlis, aišku, nedidelis. Bandysim kokią lydekaitę pagauti. Čionai neblogai sekdavosi, žiūrėsim kaip šiandieną. Ką? Netempiam į laiką ir bandom kažką tai sužvejot. Ką? Lekiam. Saulytė po kol kas šviečia, gražu. Vėjoko irgi nulis, žiūrėsim kaip čia bus tam lydekom. Nu, kaip sakyti, jeigu maitinsis jos, tai ir pagausim. Jei nesimaitins, tai bus eilinė tuščia žvejyba. Vyrai, turiu. Nu, silkutė. Oi, kaip smagiai duoja. Gražuolė. Nu, ateik. Laisvės išdavė. Ateik. Mažytė. Nu. Vai, kiek ar taip įkandė man yra. Va. Bėgam galios. Iki. Nuėjo. Draugai, turiu ant pauzės. Suveikė šį kartą pauzė. Na, bet čia jos visos kaip viena silkutės. Vis tiek smagu. Nu. Akšė.
Be įrankio neapsieisi, matau. Jau tokios godžios. Nu, įsižio greičiau, išimsiu greičiau, paleisiu. Štai kokia. Bėk atgal. Nu ką, dvi valtį, dvi. Pabėgo. Nėra geriau, draugai, gamtoj, kaip lašinys. Lašinukas. Juodos duonos gabaliukas. Ir česnakiukas. Po to ant viršaus dar arbatytės įvarysim ir bus visai pasaka. Draugai, eilinį kartą pauzė, kad variklį jungčiau ir kibimukai. Nu, smagu. Nu ir čia gal vertesnė dėmesio. Korgi tau. Nu, tiek. Draugiauka. Nu kas šitą. Dėja, nelegali, kaip aš mėgstu sakyti. Va tokia bičiuliai. Ką, keliauk, mamytės, tėvelį, močiutę pakviesk. Yra draugai. Prieš tai sekė, bandė paragauti. Nuo antro bandymo užkibo. Nu ką, ketvirta gražuolė. Valtyje. Štai kokia graži. Sakau, tas didelės jaučių brakonieriai išgaudė, o likę dabar mažytė šitas gražuolės, ne? Jėga. Nu, keliauk. Atgalios tu. Ai, kaip gražiai. Jie! Nu, dydžiais nepasigirsi, bet užtat ketvirtą valtį, dvi palei valtį nuėjo. Nu, kaip nuėjo, tiksliau, jos ten bandė paragauti, bet matyt valtys įsigando per arti. Ką, toliau varom. Liko dar kiek čia? 1,5 valandos. Gal ką nors sumedžiosim, palinkėkime.
ką rytdieną naktį, tiksliau ne dieną, praneša iki -8. Paspaus šaltukas. Tų žolių čia tai apstu. Dėl ko minėjau, kad brakonieriai gal. Čia porą metų atgal, tai čia tinklas ant tinklo stovėjo. Nu, žmonės nemoka meškerį naudoti spinningu. Renkasi kitą kelią. Lydekaičių tai dar čia likę, šitų mažesnių. Pasigauna. Tiek vienam galia, tiek kitam. Nu ir žolių. Kaip sakyt, šitas ežeriukas arba pavasarį, arba vėlyvą rudenį, kaip šiuo atveju žiemą. Šiaip tai čia atšilus oram, kaip sukyla tos žolės, tai nei užmėsi, nei paspiningausi. Nu, dar porą metimukų ir plauksim į kitą krantą. Kągi, mylėjai draugai, štai ir baigėsi dienos žvejybos. Nenumaldomai tas vakarėlis atėjo greitai. Anksti temsta, nieko nepadarysi. Nieko, po kalėdų truputį pradės ilgėtos dienos. Šalčių praneša, tikriausiai ledo bus. O šiandien buvo, aš taip manyčiau, paskutinė atviro vandens žūklė. Nu, patinka man su tą valtim spinningaut, bet ką padarysi, teks lipti ant ledo. Viso šiandieną suviliotos 4 lydekaitės buvo valtyje, 2 palei valtį pabėgo. Šiaip gana neblogai, sakyčiau. Kadangi dydžių nebuvo, mažiukės, bet svarbu veiksmo buvo. Tai va, kam patiko ši žvejyba, laikinam, prenumeruojam kanalą ir manyčiau, kitą kartą jau susitiksim ant ledo, jeigu bus pakankamai tvirtas ledas. Iki!